60 taškų skirtumų, sakykime, ar tikėtis prieš rungtynės, kad viskas gali susiklostyti būtent taip? Kad tiek daug bus skirtumas, tai nesitikėjom, bet puikiai žinojom Palangos situaciją, kad žaidžia be didelių žmonių. Akcentavom tam visą mūsų žaidimą. Po krepšių labiau, manau, viskas gavosi. Vykdėm planą ir tiesiog Palanga išgyvena ne pačius geriausius laikus, manau. Tokios rungtynės, gera treniruotė ir visgi teko prakaituoti, kaip sakė. Ir gera treniruotė ir, manau, kiekvienam asmeniškai, psichologiškai gerai. Gerą treniruotę padarėm, išsimetėm metimų savų darbinių tokių ir tiek. Į naudą, manau, šiais. Po tokių keletas blankesnių rungtynių komandos, turiu galvoje blankesnių rungtynių, šiandien prasileido 36 taškus, kalbu apie gynybą. Kas lėmė šitą rezultatą? Be abejo, gynėjai labai gerai dengiasi. Ir manau, nežinau, jie dabar gan dideliai duobėjai komanda, kai yra, ir mes tiesiog paskutinėse varžybose prastai susidengdom, dabar akcentavom visą darbą treniruotėse gynybai labiau. Tai manau, įpilnėm visus trenerio nurodymus ir viskas gerai. Pats paskutinės kelias rungtynės buvo įkamuojamas Kirkšnieskos mušėjim pataikė 3 iš 3 tritaškių pirmoje rungtynių pusėje. Ar galima sakyti, grįžti į tą savo žaidimo ritmą? Daug dėjo, kad viskas bus gerai ir pataikysiu kitose varžybose. Kaip manai, kaip atsilieps komandai tai, kad per 4 dienas dabar žaisi 3 rungtynės? Manau, kad treniruočių grafikas bus dabar, nežinau, susirinksim vis tiek, panalizuosim priešingus ir manau vis tiek laikas šiandien buvo išdėliotas daugiau apylygiai visiems ir nemanau, kad kažkas pervaro labai šiandien. Tikiuosi viskas bus gerai.